Ką daryti, ką valgyti, jeigu negalim arba nenorim valgyti pieno, ypač kai žmonės mėgsta kavą su pienu gerti arba sausus pusryčius iš ryto valgyti arba grietinėlę ant deserto užsipilti, ant obuolių pyrago, pavyzdžiui, ant vaisių. Tai šiandien pasirinkimas augalinių gėrimų, vadinamų ten augaliniais pienais ir panašiai yra tikrai didelis. Ir galima išsirinkti ir pagal skonį, ir pagal funkciją, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai visų pirma, į sudėtį, kaip visada. Kaip žiūrim sudėtį, neturėtų būti, nėra gerai, jeigu tas gėrimas, jeigu jis yra, pavyzdžiui, migdolų, yra dar jame pridėta konservantų, kvapiklių kažkokių tai arba cukraus. Dėl cukraus ar dėl apskritai saldiklių, bent jau Naturgreen ir Ecomil, čia yra ispanų gamintojai, jie turi visą gamą. Vieni gėrimai yra saldinti gavus sirupu, kiti nesaldinti niekuo. Ir, pavyzdžiui, čia yra soja be nieko. O čia yra migdolai su kalciu. Kalcis yra iš jūros dumblių, tai jis yra gerai pasisavinamas. Ir sudėtis yra su agavų sirupu. Tai šitie yra dėl skanumo. Agavų sirupas turi žemą glikemijos indeksą, ypač palyginus su cukrum, tai jeigu dėl cukraus kiekio žiūrėti, tai agavų sirupas yra puikus natūralus saldiklis. Tiem, kas visai vengia saldiklio, gali rinktis tuos pienus visai be cukraus. Svarbu yra žaliavos kokybė. Šie gėrimai yra ekologiški ir žaliava yra ekologiška. Sojos atveju tai svarbu ir dėl GMO, nes ekologiškų produktų gamintojai privalo tikrinti, jie atsakingi yra ne tik formaliai, bet ir realiai, kad tų GMO tenai nėra. Kartais žmonės sako, kad geriau namie pasidaryti. Taip, jeigu mes turim puikių savo žaliavų, pavyzdžiui, avižų, tai visai vertinga namie gamintis, bet migdolų mes Lietuvoje tikrai neturim. O čia yra ispaniški migdolai ir būtent tas fabrikas yra ten, kur tie migdolai auga ir jie žino, iš kokių migdolų jie daro tos gėrimus. Ir tiekimas yra ilgalaikiam sutartim pagrįstas ir bendradarbiavimu. Šiandien iš tikrųjų žaliavų klausimas yra labai aktualus. Vartotojai kartais atrodo, kad tos žaliavos šiokios ar tokios, bet tiem, kas ieško kokybės, visi pripažįsta, kad jeigu gamintojas nebendradarbiauja artimai su tiekėju, tai jis negali garantuoti kokybės. Ypač kai taip darosi sudėtinga ekologiškai išauginti tą žaliavą. Bet yra ne tik pienas. Šitas ar tas pienas gali būti ir su sausais pusryčiais ar vienas gerimas, bet yra ir grietinėlė. Čia yra kokoso grietinėlė. Man tai yra didelis atradimas bet kokiam desertui. Pavyzdžiui, aš susipjaučiau pusę banano, užsidėjau gojį uogų ir užsipyliau šitos grietinėlės. Ir buvo labai skanu iš karto desertas. Jis nėra kaip plakta grietinėlė, bet konsistencija tiršta ir kokoso skonis desertų ypač tinkamas. Ant pyrago labai tinka, bet jis bus be laktozės. Tai tie, kurie negali pieno, negali laktozės ar su amžiumi apskritai gebėjimas virškinti laktozę mažėja ir laktozė taip pat yra cukrus, tą prisiminkim. Tai kai kas keičia pieną į tuos augalinius pakaitalus dėl netoleravimo, kai kas dėl to, kad vengia gyvulinės kilmės produktų arba gyvulinės kilmės riebalų dėl cholesterolio arba dėl įsitikinimų. Taip, kad skalė yra čia šiaip iš tikrųjų labai nedaug, yra dar gaminama, tas pienas gaminamas ir iš sezamo, ir iš avižų, ir iš ryžių. Ryžių yra toks iš savęs gana saldus, avižų labai sotus, sezamo galite tarti, kad sotus iš bolivinių balandų ir su sirupais ir be sirupų, ir tirštesnis, ir skystesnis, taip kad puikiai atitinka visus pieno
vartojimo atvejus ir kaip minėjau, kad žinom, kad pienas yra turtingas baltymų ir kalcio, tai kur dedami tie kalkiniai jūros dumbliai, tai pagal maistinę sudėtį labai artimas yra pieno, nes migdolo baltymai yra labai vertingi, soja turi daug baltymų. Kalbant apie sviestą, tie, kas laktozės netoleruoja, jiems sviestas nėra taip aktualu, nes svieste ir šiaip tos laktozės nelabai yra. Bet kas pieno nevalgo apskritai, tai vietoj sviesto galima vartoti kokoso aliejų, jeigu ant duonos tepti ir dėti į pyragą, bet taip pat ir riešutinius sviestus. Va čia aš, pavyzdžiui, turiu įvairių riešutų mišinį, skirtingų rūšių riešutų sviestai turi skirtingą skonį, jie visi čia yra nesūdyti ir nesaldyti. Bet tas mišinys, jisai skanus daugeliui, nes žemės riešutų sviestas vienokio skonio, anakardžių kitokio, migdolų dar kitokio. tą sviestą galima tiek tepti ant sumuštinio, ant duonos ar krekerio kokio, tiek labai skanu dėti į padažus. Ir skonio intensyvumui, ir riebumui, nes ne veltui sviestas, riešutai yra riebus daiktas ir jo valgom turėtume valgyti nedidesnius kiekius negu sviesto, nes tikrai yra sotus ir riebus produktas.